Nugarą kamerą atsukai. Ten žiūrėk. Sveiki, šiandien laidoje matysite, kokius magnetukus gavau, kodėl keičiu siuvinėjimo schemų kūrimo kryptį ir kaip atsisėdant mano kojas. Ir kaip man sekėsi siuvinėti saulėgrąžą ir turbūt skirtuką. Net nebepamenu iš tikrųjų, ar apskritai per tas 2 savaitės siuvinėjau skirtuką ar ne, nes neturiu programos konkrečiai šitai schemai. Keliaujam į epizodą ir po to pasimatysim dar po jo. Labas rytas, pirmadienis, darbadienis, tai kadangi rytoj turiu pavakarį edukaciją, tai šiandien porą valandų galvoju pasipakuosiu rinkinius, kurie bus skirti būtent siuvinėjimo edukacijai. Taip pat reikėtų kiek liks laiko pasipakuoti ir kitus rinkinius, kurių nelabai turiu, bet kuriuos galbūt kažkas susidomės ir norės įsigyti. Tada ir pabaigti klijuoti magnetukus, užsakyti burbulinių maišelių magnetukam, nes magnetai yra ganėtinai tvirti ir yra buvo atveju, kuomet pačioj pradžioj, kai nežinojau jų tvirtumo, buvo taip, kad išsiunčiu klientį ir tiesiog gavo tuščią pakuotę dėl to, kad magnetai tiesiog prie šliuzo prilipo ir tiesiog darbuotojai traukė, nepamatė, kad praplyšo, žodžiu. Tai saugumu labai stengiuosi rūpintis tam, kad pakuotės ateitų nepažeistos ir su visais gaminiais. Tada turiu sulaukti žydrų tokių kortelių magnetukam. Tai mano magnetukai iškeliaus greičiausiai trečiadienį arba ketvirtadienį. Dar gavau savaitgalį laiškelį iš vienos klientės, kuri šiuo metu siuvinėja burbulus. Ir ten pritrūko ir siūlo, ir karoliuko. Tai gal pačiai klientei yra nefaina. Aš tai džiaugiuosi, kad man parašė, kad aš galiu tą problemą išspręsti, nes kuomet perpardavinėjau rinkinius kitų gamintojų, yra buvę atvejų, kuomet, pavyzdžiui, rinkinyje yra įdėtas audinys, kuris pagal idėją kaip ir tiesiai yra nukirptas, bet mes nesiuvinėjom tiesiai, mes siuvinėjom pagal gijas, o kadangi gijos eina va taip, o nukirpta taip, tai tu, kai išsikirpi pagal gijas, gaunasi toks kaip rombas ir sako, aš negaliu ant tokio siuvinėti. Tai aš jai padėjau, tarpininkavau, radau kontaktus, kur parašyti, kad gamintojas atsiųstų. Taip, gamintojai, jie nenori pyktis ir tas problemas išsprendžia, jeigu tai yra nepiktybiškas ir ne dažnas atvejis. Tai taip, jie ir duoda, ko trūksta ir pakeičia audinį, jeigu tai yra su defektais. Bet vėlgi, kai yra užsienė tie gamintojai, tai lietuvaitėm gali būti šiek tiek sudėtingiau, o kadangi aš kuriu rinkinius Lietuvoje, kalbu lietuviškai ir dažnai su kiekviena netgi ir asmeniškai susirašau, tai tikiuosi, kad šitas artimas ryšys paskatins ir daugiau moterų rinktis mano palėpės rinkinius. Tai va, tų darbų yra daug, idėjų yra daug, tai pirmiausia, pirmadienis, taip susistiguojam, kas yra svarbiausia. Dabar kelis magnetus suklijuoju likusius, užsakau burbulinius maišelius ir einu pakuoti rinkinių. Ir dar reikėtų parašyti biblioteką, paklausti, ar susirinko visi žmonės, kurių reikia. Tai va, o tada rytoj antradienį pabaigsiu pakuoti rinkinius, kurių dar reikia dasipakuoti ir šiek tiek pasiruošiu kalbos. Nors iš tikrųjų bus labiau praktinis dalykas, nes vis tiek 1,5–2 valandos, tai kadangi siuvinėjimas lėtas, ten norisi kuo daugiau, kad išmoktų apskritai gaudytis visame kame. Tai manau, kad pačią bazę tik tai išmokysiu, kad kaip skaityti schemą ir kaip kryželį dėliot, o visą kitą jau kitose edukacijose gilinsim, kaip, kas, prie ko ir panašiai. Tai va, man svarbiausia, kad išeitų tvirtom kojom ir mokėtų dėliot kryželius ir nedaryti mazgų. Все, einam dirbti.
Nu tai va, trumpas atnaujinimas, tai 8 rinkinius supakavau per 2 valandas kažkur 20 minučių. Tai principė čia tik tai siūlus karpiau. Tai tie, kas turi automatizacijas, kiti gamintojai, tai jie principė siūlus paruošia, nežinau, vienos rūšiuoklės gal iki 10 sekundžių užtrunka, tai grubiai mažiau negu 2 minutės ir 10 rinkinių siūlų jau yra sukarpyta ir suruošta. Tai rankų darbas ir kuomet viską pats darai, ta rinkinio kaina gali labai išpūsti, bet kol kas, kol tokie tempai, kol tokie pardavimai, tai kitaip ir nebus, o po to vėliau bus matyti. Aišku, gal nėra gerai paskutiniam dienom pakuoti, nes dulkių vis tiek yra nemažai nuo siūlų. Tikiuosi veido neišbers. Tai vat ir bandysiu dar po pietų dar rožinį susipakuoti. Labas rytas, antradienis, tai vakar pavyko susipakuoti 16 rinkinių. Susiruošiau, ką vešiuos į edukaciją. Dar vakarą pažiūrėjau dirbtinio intelekto seminarą. Tuo momentu dar pasiuvinėjau, o šiandien reikia įkelti reelsą su kitu skirtuku, reikia sukurti vidinę grupę edukacijos dalyviams, kad saugiai galėtų ramiai kelti, kaip jiem ten sekasi, ir po to jau prijungsim prie mūsų grupės, tiesiog, kad iš karto neišsigąstų, kad didelė bendruomenė. Tada reikia mini informaciją susiruošti, kaip jom pristatyti, nes vis tiek iki 15 žmonių, nuo 10 iki 15, tai kad optimaliai viskas būtų ir, ką žinau, viskas greičiausiai. Ir vakar gavau vieną informaciją, kad naują paraišką galima teikti finansavimui gauti. Ir kaip tik įpuolė, kad ten yra edukacijų skiltis, tai visi ženklai rodo, kad viskas yra gerai. Tai judu krūtu ir po to pasirodysiu. Arba kai važiuosiu į edukaciją, arba dar kažkaip. Labas rytas, gerai, kad yra laikrodis, nes kitaip nežinočiau, kokia šiandien yra diena. Tai turim balandžio 29 dieną, šiandien yra trečiadienis, vakar turėjau edukaciją. Tai įmesiu to jau nuotraukas, kaip mums gavosi. Labai smagu iš tikrųjų, kad buvo platus amžiaus diapazonas nuo vaikų, paauglių iki seniorų. Kad ir skirtingos amžiaus tarpsnis, bet vis tiek pavyko su visais susikalbėti, viskas buvo fainiai. Tai dabar taip, kas toliau? Tai toliau šiandien kokie mano pagrindiniai darbai. Iš ryto susitvarkyti sąskaitas. Paruošti su tekstais vieną komunikacijos plano temų sąrašą. Tada, kiek spėsiu, su magnetukai susitvarkyti tuos forminius, kur rodžiau praeitame video. Jeigu kas nematė, tai tiesiog kažkur reikėtų. Video pabaigoje bus nuorodos į visą grojaraštį. Tai žodžiu, tuos magnetukus jau nuo praeitos savaitės yra moteris rezervavusios, tai jau beveik visus esu susiklijavus. Vienas man atsiklijavo, bet dėl to, kad ne visais atvejais yra lygus paviršius, tai reikia stebėti, kur gražiai prisispaudžia magnetukas ir tada toj vietoj klijuoti. Tai nuvaliau viską, perklijuosiu, viskas čia yra tvarkoj. Tai va, tai su tais magnetukais reikia susitvarkyti, dar 2:30 vėl važiuoju į Gargždus. Tai šiandien, šią savaitę bus 4 kartai, kada važiuosiu į Gargždus, tai dar rytoj mokymai bus. Pusdienį. Tai ten važiuosiu jaunimui pristatyti idėją su siuvinėjimu kryželiu ir galbūt surinksim dar Gargžduose grupę reguliarią. Tai va, ir vakar gavau kitą magnetukų siuntą. Įprastinė stiklinių ir dar truputėlis yra tų tokių kaip plastikinių. Tai ant kai kurių plastikinių yra uždėti magnetai. Jie yra žymiai silpnesnė negu aš naudoju. Ant audinio pasižiūrėjau laiko, netikrinu ar adatą laiko. Aišku, reikia mažiau jėgos juos nuimti, nes maniškiai yra ganėtinai stiprus. Tai pažiūrėsiu, gali būti, kad aš juos lupsiu laukan ir klijuosiu savo. Arba jeigu viskas ok, paliksiu. Bet vienas buvo atsiklijavęs, tai vėl nežinau, kiek tą dar laikys.
ar verta rizikuoti, ar geriau daryti taip, kaip aš darau. Bet taip, šiaip su tais forminiais dabar yra toks testavimo momentas, nes su jais anksčiau nesu dirbus ir nežinau tiksliai, ar čia viskas gerai paeis, ar nepaeis. Tai kažkaip tais. Tai, žodžiu, šitų magnetukų, kur vakar gavau, tai parodysiu jum. O visom mano smalsuolėm kol kas nerodysiu, nes nesusitvarkiau dar su ankstesniais. Tai žiūriu. Nu, va, gavau tokias. Šiaip aš jas renkuosi dėl to, kad labai norėjau prie siuvinėjamos schemos saulėgrąžų kažką tokio iš gėlyčių. Tai jos tokios, vat, va šitaip atrodo ir jos turi tą magnetuką. Bet mano, kad ir plonesnis, jis yra didesnis. Tai tikėtina, tada man reikės lupt, valyti ir tada klijuoti savo. Greičiausiai taip ir bus ir su kitais. Va, turim dar tokių gražuolių, tai čia lygiai tas pats. Greičiausiai bandysiu gražiai nulupti, nes kai kurie, tarkim, šitas tai kaip ir tiesiai yra užklijuotas, bet yra kur, nu, vat. Nors aišku, aš irgi ne visada tiesiai nuklijuoju, kartais būna nučiažę, bet pabandysim suremontuoti, kad šiaip tokios visai cute, man patiko. O jie, tai šitiek gražiai atsispindi. Tai vat, tai standartiniai stikliniai, pelėdžiukai, tokie visai spalvoti, visai smagus. Ir bus dar viena serija pelėdžiukų, irgi tokio padydžio. Tai čia, man atrodo, yra 25 mm skersmens, ne patys tie didžiausiai. Šitie irgi man labai patinka, dauguma turi kažką ant galvos, tai skrybelė, tai kepurė, tai galvajostė ir panašiai. Tai šitie irgi yra 25 mm, spalvos labai pastelinės gražios, bet šitaliukai. Ne, va, keliauju į Lankučio biblioteką Gargžduose, tai man atrodo, greitai šita biblioteka taps mano namais. Mes jau antrą dieną iš eilės varau, vakar buvo edukacija, o šiandien varau jaunimui pristatyti siuvinėjimo kryželiu idėją, tai žiūrėsim, kaip įvertins. Įsikūrė kokiam gražiam pastate. Nai. Labas. Čia ne ta pati diena. Balandžio 30 vėl esu Gargžduose. Pasižmonėjau, pavaikščiojau, susipažinau su dalim miesto, o dabar keliauju į mokymus. Nu tai va, žodžiu, papurtė gerai, mano visą perfekcionizmą sukratė gerai, tai pirmą pradėjom, dabar beveik 7. Važiuoju namo, o po to namuose papasakosiu, nes labai valgyt noriu jau. Na tai ką, labas rytas, vakar jau nieko nebenufilmavau, tai šiandien turim gegužės 1 dieną, visi normalūs žmonės, kurie dirba samdomą darbą, šiandien ilsisi, o tie, kurie dirba savo, dirba. Toliau, tai vakar labai geras buvo, labai geri mokymai, prilyginčiau juos kitiem ankstesniem, kuriuose skirtingose esu buvus, tai 5 kart geriau, tikrai buvo verta. Labai daug surezonavo dalykų, labai daug visko prisirašiau. Tai esminis pokytis po vakarykščio seminaro yra tai, kad aš susigalvoju idėją, noriu ją labai daryti ne tai, kad paprasta, man reikia labai mandrę padaryti, labai išpopinti viską, išpopinu, paleidžiu ir po to vieną siuvinėju. Tai dabar mintis yra tokia, kad išleisti prototipus, nes sukurti schemą viskas yra tvarkoj, bet po to labai didelę dalį sudaro jie paruošti spaudai, tikrinti, daryti dalykus ir panašiai. Tai tikslas yra išleisti, pažiūrėti, perka, neperka, jeigu perka mažai, grąžinti pinigus, viskas keliau toliau. Nes pavyzdžiui, dabartinį kursą su lietuviškais raštais, tai aš esu prisigalvojus grubiai vos ne 11 rinkinių skirtingų, kokie galėtų būti ir žodžiu, noriu tyliai jūs nustebinti, bet su tuo nustebinimu galiu save susideginti. Tai kol kas gal neduokim savo tokios prabangos, o kadangi ir anketoje dauguma rašė, kad vertina mane kaip lietuvių kūrėją ir su lietuviškais raštais jau prieš kokius, jau kokius 3 metus karts nuo karto man išlenda, tai gal kažką lietuvišką sukursi,
Tai manau, atėjo laikas prasitestuoti. Tai šiandienos mano misija ir užduotis yra... Ką darai? Palik, spjauk. Žodžiu, nespėjau ištraukti. Ką prarijo, velniai žino. Ir man tas nepatinka. Eik iš čia, davai, ryti. Nežinau, kad kažkas tai buvo tikrai nukrytę. O nežinau kas. Tai va, taip su šunim būna. Jėda viską, ką pamato. Tai va, pamečiau mintį. Tai žodžiu, šiandien turiu išleisti vieno skirtuko prototipą, PDF schemą ir rinkinį. Aišku, rinkinys dar netrodys taip kaip tikras rinkinys. Eik iš po stalo. Ir nes ten turės būti ant medienos plokštelės, medienos plokštelė turės būti raižyta, tuomet turės turėti kutus, nu žodžiu. Tai, nu bet vis tiek pasibandysiu ir žinosiu, kaip kas prie ko. Tai va, tas dalykas ir viskas. Tai šiandien savo leidau darbą pradėti 30 minučių vėliau. Bandysiu viską susidėlioti ir tada bandyti po pietų eiti žolę pjauti. Tai jau, mintis yra tokia, o dabar keliaujam darbuotis. Labą rytelį, yra gegužės 4 diena, antiek buvau patenkinta, laiminga, kas man ten gavosi penktadienį, kad jau nieko nebenufilmavau, tai šiandien aš jums parodysiu skirtuko schemą, kaip pasidariau, kaip su dirbtiniu intelektu pasidariau idėją. Aišku, tai nėra tokia idėja, kokia bus, bet labai arti. Ir taip, parodysiu tą prototipą, viskas jau yra įkelta. Tikriausiai šitas video 2 savaičių, jame bus daugiausiai magnetukų, nes šeštadienį draugė atvarė į svečius, pasisėdėjom ir vakarop atėjo žinutė, kad yra didelė magnetukų siunta atėjus. Tai ten jų gal 100 skirtingų dizainų. Žinau, kad tikrai 40 yra papildymas iš tų, ko jau nebeturėjau, o likę maždaug apie gal net 70. Nu, žodžiu, pabandysiu greitai pramest parodyti. Aš jų dar niekur, nu, tik tai tuos papildymus esu sukėlusi, daugiau nieko. Tai mintis yra tokia, šiandien išsiųsti magnetukus, ką esu suplanavus. Tada ir galvoju, kad reikia ir kitus skirtukus man pasidaryti, nes aš noriu po to į rinkinį daryti tokią skrajutę, kurioje būtų 4 skirtukai ir užžymėta iš kolekcijos, kokį jau turiu. Tai va, tai bet kokiu atveju, kad ir prototipą paleidau, man reikia ir kitus prototipus padaryti, kad matytume. Tai gerai, suku kamerą, rodau, kaip skirtukas rodo ir tada greitai magnetus, nes jau reikia pradėti dirbti. Taip, tai pirmas mano skirtukas yra Žemaitija, raudonė, čia yra tamsiai raudona ir šviesesnė raudona ir su baltu fonu, tai vis tiek užsisiuvinės siūlų. Tai va, 3 spalvų ir maždaug atrodo va taip. Tai čia yra visas kaip, o čia jau schema atrodo. Palei mano mintį turėtų atrodyti taip, tai čia yra su dirbtiniu intelektu sugeneruotas paveiksliukas, tai kas yra čia ne taip, tai nesimato pilnas raštas, čia dar truputėlį turėtų užsidengti. Čia yra pateikta kaip ant bazės siuvinėta ir tada ant viršaus dėta, tai bus vientisas ir bus plonesnis tam, kad būtų patogu žymėtis knygą ir kad nelaužtų lapų. Šitas kutas labai arti to bus, nes aš jau išsiaiškinau, kaip šitą dalį reikia nupinti, tik reikia išsiaiškinti, kaip ją sutvirtinti. Ir reikia man dar pačiai prasibandyti padaryti tą kutą, kad padaryti teisingą instrukciją. Ir čia yra tokia dabar raižyti visokie, bet greičiausiai gal nebus to apvado, o gal bus. Nežinau, žiūrėsim, nes nenoriu labai išdidinti. Tai nes pradžiai mano mintis buvo, kad daryti kaip austą juostą, kad va čia būtų kutai, bet pasidariau, nelabai gražiai atrodė. Tai greičiausiai paliksiu tokį. Visai graži ta dekoracija. O ant kitų skirtukų tada dar kitokį kutą kažkokį galvosiu. Šį kartą padavė naujienų su drugeliais, tai bent 2 užsakymai buvo su drugeliais. Tai vienas va toksai.
Tai čia yra tas mažesnis dydis 25 mm, bet visai toksai patogus. Spalvos ryškios, gražios. Ir tuoj parodysiu, koks kitas setas. Nu va, kitas irgi toks ryškės spalvis, labiau margesnis ir fono dar pridėta. Tai toks labai vasariškas, pavasariškas variantas. Labai ilgai seilę varvinau iš tos gyvybės medžius, man jie labai patiko. Ir jie yra didesni, 3 cm skersmens, vien dėl to, kad ganėtinai smulkus dizainas ir norėjosi, kad nei viena detalė nesusilietų ir viskas labai labai gražiai matytųsi. Nu, va, pasiskaičiau iš viso 120 skirtingų dizainų gavau. Tai šitie man labai priminė Zalatoje Runo rinkinius spalvotus. Tai šičia, vat, mato, taip atrodo tokie rudeniški. Dauguma yra su skėčiais, o vat, va šitos vat, visos kolekcijos. Va taip. Tai manau, jeigu turit bent vieną tokį rinkinį, tai šitas magnetukas labai dėrės į kompaniją. Na tai aišku, kaipgi be katinukų, tai kai pamačiau visus juos žaliam vazone, iš karto galvojau, reikia imti, nes tikrai ta žalia užbūrė. Tikriausiai jau pastebėjot, kad beveik visi mano magnetukai, kuriuos aš pasirenku į prekybą pasimti, turi kažkokią emociją. Tai kai pamačiau šitas poreles, tikrai galvoju, reikia imti, nes tikrai labai šilti, meniški dizainai, kurie tiks tiek prie porų, meilės, šeimos dizaino. Toliau keliaujam į balerinų skiltį. Esu turėjus tokius rimtus dizainus, o šitie tokie labai jaukūs, šilti, žaismingi, kaip ir balerinos, kaip ir fėjos. Na va, jau judam į pabaigą, tai paskutinis dizainas, kuris yra naujas. Tai šitą dizainą, šitą formą ovalę norėjau irgi taip pat seniai išbandyti ir kadangi pas mane gėlių paskutiniu metu yra labai mažai, nusprendžiau paimti tokį variantą, bet gal sakyčiau truputėlį su dydžiu apsišoviau, nes čia yra 3 ant 4 cm, tai tokie ganėtinai nemaži magnetukai. Bet aš manau, kad jie turėtų eiti visai gerai toms, kurios siuvinėja labai didelius dizainus. Nors iš tikrųjų tinka ir mažiem, tik tai tiek, kad vietos reikia atrasti tą magnetuką prisilipdyti. Nes esmė yra tokia, kad jie gali būti šiek tiek čiučiuką sunkesni. Ir kitas dalykas, nu jo, esminis šitas. Tai aš manau, kad tos, kurios siuvinėja didelius paveikslus, vat, pavyzdžiui, tikrai esu mačius nemažai ir panašaus tipo gėlių siuvinėjančių, tai manau turėtų visai paeiti. Kitą kartą greičiausiai imčiau mažesnį variantą, 2 ant 3, manau, būtų pats tas. Na ir va, keliaujam prie papildymo, tai šitos damutės, po to dar vienos damutės bus, desertai ir magiškos formos, kurių jau seniai pasiilgau. Man šita serija labai patinka, primena paveikslus, kurie būna grožio salonuose. Ir manau, kad reikės gal paimti ir išsitraukti savo visą rankdarbio skrynę, pasižiūrėti darbus, kuriuos esu pradėjusi siuvinėti arba kurių nepradėjus ir pabandyti prie jų priderinti skirtingų dizainų magnetukus. Čia jau neišėjo man niekaip kažkaip gražiai sudėlioti magiškas formas išsitaškysias, bet man jos taip pat labai patinka, netgi esu vieną dizainą nužiūrėjus, kurį būtų smagu sukurti iš jo paveikslą didelio formato, tiesiog ornamentai, kurie galėtų papuošti bet kuriuos namus. Aišku, ten turėtų būti maždaug 50-70 cm. Tai nežinau, aš kol kas stringu su siuvinėjimu, tai klausimas, kaip čia būtų, bet, kaip sakoma, svajokim drąsiai, nes svajonės pildos. Tai labai tikiuosi, kad kada nors pavyks. Paskutiniai, bet neprašiausiai desertai, tai nerealus dizainas, tikrai labai jau seniai turėjau, netgi turėjau mintį, kad kada sukombinuoti kokį nors desertų dizainą su magnetuku, bet žinau, pas mane tų idėjų daugiau negu kad padarau. Bet jeigu kažką turit, tai tikrai galima susikombinuoti. Tai šitie yra 3 cm skersmens. Taip pat, kas dar naujo mano palėpiai, po truputėlį pradedu įvedinėti šiek tiek daugiau estetikos į pateikimą. Tai dabar kiekvienas magnetukas yra ant tokios kortelės. Ir va taip atrodo viskas.
Labas rytas, turim antradienį, gegužės 5 dieną. Šiek tiek pasimečiau, tai vakar pasiuvinėjau šiek tiek, parodysiu, ką man čia pavyko pasiuvinėti. Kas liečia dėl skirtuko, aš iš tikrųjų, kadangi neturiu failo programėliai, tai aš net neįsivaizduoju, ką paskutinio aš jums rodžiau, tai žodžiu, skirtuką turiu va tiek. Išsiuvinėjusi, parodysiu, kiek pavyko man išsiuvinėti dar saulėgrąžas vakar ir galvoju, kad reikia man ruoštis kitą savaitę, greičiausiai kelias dienas turėsiu tokias ramesnės pagulėjimui lovai, tai labai norėčiau tą skirtuką, kurį paleidau testavimui, netestavimui prototipą, jį išsitestuoti, pasižiūrėti, kokio storio medienos plokštelės reikia, bet aišku, man tik nuo 10 dienos grįž medžio ekspertas, kuris gali man padaryti tos šablonus. O tai kas čia gaunas, ta 10. Tai pala, jeigu dabar yra. Čia dar neišsikrovė, nes kitas telefonas tiesiog nieko neveikdamas išsikrauna, seniukas jau yra. Taip, tai pasižiūrėjom, kas čia tada yra. Oi, čia lietuviškai viskas. Gerai. Tai jeigu šiandien turime 5 dieną, tai 10 gaunasi sekmadienis, tai būt gerai man iš jo pasiimti pirmadienį. Lemba, reikės man jį paspaust. Nežinau, ar pasirašys, nes po to aš niekur nebevarysiu kokią savaitę. Gerai, suku kamerą, rodau, kiek pavyko išsiuvinėti saulėgrąžas. Tai va, taip atrodo. Dar noriu to įsijungti savo programėlę. Labai bijoju, kad vėl mane nusimuštų, nes ilgą laiką nesiuvinėjau. Tai va. Tai ką vakar pasidariau, tai aš va šitą vietą, taip maždaug užsipildžiau ir pradėjau šitą. Šiaip šitą labai bijojau, nes galvoju, vėl nuskaičiuosiu ne taip ir bus ragai, bet jau nebeišeina man normaliai lipti viršų. Tai faktas, reikia man tą lapą išsisiuvinėti. Tai pasižiūrim, paskutinį kartą mano buvo siuvinėta balandžio 22 dieną ir tai yra beveik valanda ir 172 kryželiai, o vakar pasiuvinėjau beveik 2 valandas ir 336 kryželiai. Pagal statistiką, aišku, čia nesąmonės rodo, nes man čia nusimušus programa buvo ir man tiesiog reikėjo viską atžymėti, ką jau buvau užsiuvinėjus. Tai grubiai vidurkis yra šiandien 5 dienos. Kad turėčiau išsiuvinėti vakar, rodė 91 ar 81, neatsimenu. Bet vėl, čia tai skaičiuoju su šituo vidurkiu, tai faktas, kad ne taip. Viskas bus ir dabar taip, pasižiūrim, kaip čia visumoje atrodo. O visumoje atrodo maždaug taip. Tai man dar gali pavykti šitą lapelį išsiuvinėti, dar turėčiau tilpti ir čia taip kažkaip. Ir tada jau viniosiu visą ruloną į viršų. Jeigu taip žiūrint statistiškai, tai 25% yra, tai 1/4. Aišku, lyginant, kaip turėjau kažkada čia praeitais metais tos pačios saulėgrąžos, tik tai seną schemą, tai aš ten per mėnesį ganėtinai daug pavariau, bet ten buvo specialus iššūkis, kad kiekvieną dieną ten kažkiek reikėjo siuvinėti. Tai aš jau buvau ir čia padarius, ir čia, ir į viršų užkilus, maždaug taip. Bet aišku, po to man vaizdas nebepatiko ir kadangi naują programą įsigijau, neberadau failų ir galiausiai galvoju persipiešiu per naują. Tai va, tai kaip visada, kol nėra apvadų, atrodo keistai, bet labai tikiuosi, kad galutinis vaizdas bus superinis, nes šiaip iš programos atrodo, iš schemos turėtų visai gražiai būti. Labas. Paulius. Gegužės 6 diena, kaip jau matėt, šiandien buvau šiek tiek išlėkusi į miestą, aplankiau sesę, nuvežiau jai magnetuką, kurio ji labai norėjo, o dabar yra 9:30, tai galvoju kokį pusvalanduką arba 5 minutės pasiuvinėsiu
ir parodysiu, kiek čia man gavos pasiuvinėti. Tai pasižiūrim. Turim 25,86%. Jeigu žiūrim taip, tai siuvinėjau 45 minutės, 46 su trupučiu. Kaip ir planavau, ir turiu 184 kryželius. Pagal vidurkį turėčiau per 71 dieną baigti, o siuvinėtos yra 4. Aišku, čia ta statistika, kaip jau ir sakiau. Vaizdas atrodo taip, tai principė čia buvo truputėlį pasiuvinėta ir dabar aplinkui šitą lipdau. Nes kol kas, kiek sulyginu viską, tai viskas kaip ir yra gerai. Ir va dabar, kadangi man čia viskas gerai einasi, tai aš po truputėlį lipdau, tai manau užsipildysiu tą grafą. Ir tada po truputėlį trauksiu ant čia ir tada eisiu į viršų. Ir tada jau keliausiu dar šiek tiek čia į lapus. Vėl pradėjau norėti greičiau prieiti prie viduriuko, nes labai įdomu, kaip tas viduriukas gausis, nes kiek esu mačiusi saulėgrąžų, tai visų saulėgrąžų tie viduriukai tokie labai keisti. Šitas man atrodo ganėtinai realistiškas. Labas rytas. Mes turime gegužės 7 dieną. Kažkodėl man gegužė labai yra užsistrigusi, kai reikia pasakyti, koks mėnuo. Tai šiandienos mano darbai iki pietų susitvarkyti su VMI apmokėjimais, nes vėluoju. Tada su deklaracija. Tada noriu susitvarkyti su skirtuko užduotimi savo medinukų gamybos karaliui, nes labai norėsiu, kad man per vieną dieną padarytų kelis medinukus testavimui. Tada, jeigu kažkiek spėju iki pietų, noriu sutvarkyti saulėgrąžos schemą, nes radau vieną tokį gliuką, kur dubliuojasi 2 spalvos tos pačios. Šitą noriu sutvarkyti, paruošti spaudai, nes visai norėčiau paleisti ne tik schemą, bet ir rinkinį, o prie to rinkinio kaip dovaną pridėti magnetuką. Tai mano mintis, kad vienus magnetukus, kuriuos dabar remontuosiu, aš jų nedėsiu į prekybą, bet dėsiu į dovanas. Galvoju, šitie magnetukai labai fainiai bus prie to rinkinio. Tai tik tai man reikia nuimti šitą bandyti, žiūrėti kaip nusiema, kaip nusivalo ir klijuoti savo. Nes šitie yra mažesni, bet storesni, bet jie silpniau šiaip laiko, bet nepasitikiu. Geriau mano vokiški, kur tikrai žinau, kad nieko jiem nenutiks, laikys tvirtai viską. Tai mintis yra tokia ir tada po pietų, kadangi turiu dar bent 10 skirtingų setų po 10 skirtingų dizainų magnetukų, tai tuos reikia sukelti. Nes jie eina, labai gerai. Šiaip galvoju, gal dar papildymą kitų reikia paimti, nes dabar čia taip užsikroviau naujais, tai galvoju, gal reikia dar paimti senų papildymą. Aš esu lengvam šoke. Nes aš ką tik sužinojau, kad šiandien yra ne trečiadienis, o ketvirtadienis. Tai kur ta mano viena diena dingo? Ir viskas, į mano planai vėl einu šuniui ant uodegos, nes principė aš iki penktadienio norėjau susikelti visus magnetus, kad nesivilktų. Ir norėjau paruošti tuos pavyzdžius, ką man turi padaryti su tais skirtukais. Tai reiškia, siemkos schema toliau savo marinuosis. Nes tikėtina, aš rytoj važiuosiu vėl atgal į Klaipėdą, nes man reikia akinius užsisakyti nuo saulės. Tai visą dieną vėl sprogs. Kaip man čia taip dinga tą vieną dieną? Tai nesu aš labai tokia didelė maketuotoja, tai čia yra principė surašyta visa informacija, ką turiu išsiųsti tiems, kurie gamina medienos plokšteles. Ir čia dėl aiškumo viską pasipaišiau,
susirašiau, vat norėsiu tokį raštą aplinkui, kad būtų padaryta. Kas neprisimena, tai mano vat toks skirtukas, tik tai jisai bus ant vienos plokštelės. Tai va čia turėtų būti atsirasti tas mano raštelis. Šitą reikia išsibandyti, kaip pasidaryti ir kaip šitą padaryti. Supint gal nebus sunku, bet kaip ir tvirtint bus reikalų. Tai šitą dar aiškinsiuos, nes reikia atskirą instrukciją padaryti. Taip, ir dabar galvoju, kas dar, principai ir viskas. Tai kol kas su šito darbu baigta iki pietų ir po pietų eisiu magnetukų kelt. Nu tai va, jaučiuosi šiek tiek kaip zombis, bet bent jau kažkiek pavyko padaryti. Tai ką turim? Turim gyvybės medžius, sukelti su numeriukais su viskuo. Tada turim drugelius. Štai drugelių sodas. Tam param. Toliau turim pasakiškas balerinas. Pim. Ir paskutinis yra šitas spalvotas ruduo. Man jis labai patinka, primena Zalatoje, man atrodo, runo rinkinius, kuomet tokie, man atrodo, ir žiolis gal turi kažką tokio. Tai va, tai paspaudus, gerai, čia kiekis, o tai kur dizainai? O tai kaip čia taip? Jaučiu, esu kiekių nesudėjus. Eit reikia remontuoti, nes rodo, kad nėra. Na va, turėtų būti viskas tvarkoje. Tai žodžiu, įeinat, pasirenkat kokį norit dizainą. Ir tada apačioje atsiranda taip, ir tada paspaudžiat ir išdidina. Tai viskas turėtų veikti su visais. Taip pat dizainai pasirenkam ir volia. Tada taip gali pradidinti. Labą vakarėlį, turim 10:30 vakarą. Tai ką man šiandien pavyko pasidaryti, tai aš užsipildžiau. Dabar galvoju, geras klausimas. Čia kažkur gal pradėjau. Ir va tą visą gabaliuką užsipildžiau. Tai mano lapas va taip atrodo. Jeigu žiūrim statistiškai, tai pavyko pasiuvinėti beveik 300 kryželių. Valanda 18 minučių. Tai sakyčiau visai gerai. Tai mano vidurkis yra šiandien 5 dienos. Va tep. O vaizdas va toks. Ir dabar turiu 27,19% padaryta. Šiaip iš tikrųjų labai noriu viduriuką papandyti, siuvinėti, kaip ten viskas atrodys. Nors. Taigi, ką matysit kitoje laidoje? Kitoje laidoje tikriausiai matysit, kaip aš siuvinėju skirtuką. Taip pat dar viena edukacija su jaunimu laukia. Kadangi mano procedūros nusikėlė šiek tiek vėliau, tai grįžtu vėl į sportą, į mitybą ir greičiausiai į žygius. Kažkiek žygiuosim, ane? Kaip tu galvoji? Dar neapsisprendus yra. Kol kas tiek ir iki kitų kartų. Ane?